Sveiki, mėlyjeji. Toliau keliaujame Advento kelionę ir šiandien ateina pas Jėzų šimtininkas ir sako, padėk man, mano tarnas paralyžiuotas ir baisiai kankinasi. Ir Jėzus iš karto pamato, koks didelis jautrumas to šimtininko, kad rūpinasi paprastu tarnu, kuris nei giminė, nei koks nors ypatingas žmogus, o tiesiog tarnas. Ir Jėzus nori padėti šitam jautriam žmogui, šimtininkui, nors ir didelio posto atstovui. Ir šimtininkas nenuolaidžiauja, jisai sako, tau nereikia eiti kartu, pasakyk tik tai žodį ir viskas įvyks. Ir Jėzus sako, koks nuostabus tavo tikėjimas, pasitiki net savo varge, savo jautrume, savo bėdoje. Ir iš tikrųjų, kai žmogus yra patekęs į tokias jautrias situacijas, kur labai ar būna įžeistas, ar būna nuskriaustas, o gal įsimylėjęs, tiesiog patenka į tokį jautrumo pančius ir jisai tarsi užsidaro, tarsi lieka vienišas, nes jo niekas nesupranta. Buvo olandų autorius Henris Nouwenas, kuris buvo labai jautrus žmogus, bet daug rašytojų širdžių pasiekdavo savo jautrumu, bet savo gyvenime nekartą įsimylėdavo ir kadangi buvo kunigas, jisai negalėjo toliau tęsti to ryšio, tos meilės ir likdavo vis laik vienišas su savo emocijom ir su savo jausmais. Tačiau jisai kitiems savo jautrumu labai daug padėjo. Kitas autorius, kurį labai mėgo, tas Henris, buvo Van Gogas, jisai tapytojas, irgi buvo toks jautrus, kad net savo ausį nusipjovė ir padovanojęs žmogui, dėl kurio pergyveno ir buvo įsimylėjęs ir norėjo pasakyti tokiu būdu savo meilę. Taigi jautrumas gali žmogų taip stipriai įtraukti į jo jausmus, į jo situaciją, kad nematyti nieko kito. Ir tokiam žmogui labai reikalinga pagalba, kad būtų su juo. Ir Jėzus, matydamas jautrius žmonės ir šimtininką, stengiasi būti su juo. Taip kiekvienas iš mūsų turime atrasti savyje pakankamai jautrumo, o kartu ir savo vienišumą, savo neišspręstus jausmus, kuriuos galima su viešpačiu Jėzumi vienyti ir eiti per šio gyvenimo kelionę.